Aš esu Agnietė Lisičkinaitė, šiuolaikinio šokio menininkė. Man yra įdomus menas kaip įrankis, kaip pilietiškumo forma, kaip klausimų kėlimo formatas, bet nebūtinai atsakymų pateikimo, labiau kaip terpė diskusijai. Man pilietiškumas yra buvimas čia ir dabar aktyviam, suvokiant šios dienos kontekstą, kuris šių dienų realijos mes gyvename krizinėme laikotarpyje, bendruomenių nesutarimuose, klimato krizėje. Dėl to man yra svarbu bendrauti, būti, suvokti, kokioje realybėje aš egzistuoju. Nepasislėpti už formų, netraktuoti meno kaip estetikos, o kaip atsako į realybę. Esmė yra diskusijoje ir net nebūtinai mes turime sutapti mūsų nuomonės, mano kaip menininko keliančio klausimą ir žiūrovo tarsi bandančio rasti atsakymą, mūsų nuomonės nebūtinai turi sutapti. Labiausiai norisi advokatauti tiesiog už įvairovę ir gebėjimą visokiems žmonėms būti laisvais mūsų visuomenėje. Aš tikiu, kad Lietuvoje mes galime rasti bendrą gerą būvį kartu. Protesto choreografija man yra tam tikra choreografinė strategija, kurioje aš kūną naudoju kaip gestą, neagresyvų, kartais galbūt labai energingą ir pulsuojantį, bet labiau kaip kažkokį ženklą, kuriame aš daugiasluoksniškai pinu dalykus, kurie man yra aktualūs, dalykai, apie kuriuos aš noriu kalbėti, dalykai, už kuriuos noriu protestuoti. Tai mano kūriniuose ta protesto choreografija išsireiškia kaip, pavyzdžiui, aukštai iškeltos rankos, ilgai laikomos, savęs alinimas, smurtavimas prieš save ir kito kūną, atsidavimas. Tai yra tam tikri protestui būdingi simboliai, nes kas yra protestas? Protesto esminis dalykas yra kūnas. Ilgi stovėjimai, maršavimas, šūksniai, badavimas, savęs prisirakinimas. Visų šitų sudedamųjų dalių pagrindinis vardiklis yra kūnas. Mes turime daugybę pavyzdžių. Garsusis Sakartvelo reivas 2 dienas prie parlamento, cleaning reivai Ukrainoje, kuomet yra reivo metu tvarkomos subombarduotos teritorijos, Charkive vykstantis reivai kariams, Palestinos moterų reivai. Jis tampa kaip forma išsakyti kažkokią tai savo politinę, socialinę nuomonę. Turbūt aš nepavadinčiau savęs reiverę, bet aš esu iš Kauno ir Kauno vakarėlių scena man tai buvo tam tikra laisvės labai didelė apraiška ir net protesto tam tikra apraiška, kad aš kaip neformalus jaunimas tuometinis Kauno galėjau ten jaustis laisvai. Šokio veiksme Hands Up aš stengiausi nepasirinkti vienos pusės, o labiau kalbėti, kad jeigu tu stovi vienoj barikados pusėj, labai sveika advokataujant savo nuomonę būtų pamatyti kito nuomonę. Tarkim, plakatas, kuriame aš užrašau ant vienos pusės Palestina, ant kitos Izraelis. Žmogus pasiėmęs plakatą turi nešti abi šias pusės ir turi pagal mano sukurtas žaidimo taisyklės, spektaklio taisyklės. Aš tam tikrą prasme paprašau, kad jisai pabandytų susitapatinti su abiejomis šitomis barikadomis. Ir kadangi žaidimo taisyklės dar yra tokios, kad aš prašau jį tai daryti iškėlus savo rankas į viršų, kas yra fiziškai alinantis veiksmas po maždaug 5 minučių, tai atsiranda dar vienas sluoksnis, kur žiūrovas pajunta, kad garsiai advokatauti savo nuomonę reikia turėti jėgos ir kad tai nėra lengva. Mes, kai šokame klube, laikome iškėlę rankas, tam tikrose religijose žmonės meldžiasi iškėlę rankas, kai protestuojame, kai mūsų laiko policija, aš supratau, kad jinai reflektuoja labai daugelį kultūrinių, socialinių sluoksnių. Ir aš nusprendžiau imti šiuo kūriniu ne kažkokią konkrečią temą, o apskritai nagrinėti pačią protesto kultūrą. Tyrimo metu tiesiog 2 savaitės kiekvieną dieną su savo pasigamintu plakatu pačios vaikščiau Vilniaus gatvėmis, tyrinėdama, kaip aš jaučiuosi, kaip į mane reaguoja žmonės. Ir pats pirmas plakatas, kurį pasigaminau, buvo ant vienos pusės parašyta Help, ant kitos Go Away. Ir aš suprantu, kad aš turbūt jau atrodžiau gan performatyviai, bet per mano 40 minučių ėjimą Vilniaus centru su plakatu Help niekas prie manęs nepriėjo. Aš negavau absoliučiai jokios reakcijos.
Ir aš rašydavau dienoraštį, kiekvieną kartą praėjus gatvėmis aš rašydavau tokį minčių dienoraštį. Ir buvo labai keistas jausmas, kai tu suvoki, kad nieks prie tavęs neprieina, net jeigu tai yra fikcija, bet tu 40 minučių neši plakatą su užrašu prašau pagalbos ir nieks neprieina. Praeitais metais aš šį kūrinį rodžiau 8 kartus Prancūzijoje ir finalas buvo 2 spektakliai Paryžiuje, Paryžiaus centre. Praeiviai rėkė, šaukė, kai kurie spektaklio dalyviai atsisakė dalyvauti spektaklyje, kai pamatė plakatus ir kas yra parašyta ant jų. Po 5 metų darymo kūrinio aš jaučiu, kad ir Lietuvoje tai keičiasi. Mano išstojimas prie Baltarusijos ambasados, tas vyksmas, už kurį buvau sulaikyta. Aš buvau sulaikyta už tai, kad aš nusiėmiau savo palaidinę, nors ir buvau užsiklijavusi su lipnia juosta savo spenelius. Policijos pareigūnai nematė to ir sulaikė mane už nusirengimą. Ta pačią dieną garsi ukrainiečių moterų feminisčių grupė Femen darė labai panašią akciją Prancūzijoje prie Baltarusijos ambasados ir yra video įrašai, kaip policijos pareigūnai padeda jam perlipti tvorą. Aš iškėliau klausimą, kad aš tą dieną stovėjau ir atlikau savo protestą dėl laisvos Baltarusijos, bet kiek iš tikrųjų mes esame laisvi ir atviri nuomoniai viešojoje erdvėje Lietuvoje. Tai yra naujausias mūsų kūrinys, mes jį išleidome šių metų gegužės mėnesį. Mes pasiūlėme šiek tiek kitą žiūros tašką, mes pasiūlėme Baltarusijos ir Lietuvos. Tai Baltarusija tarsi yra dalyvaujanti kare, bet jie tarsi patys dalyvauja dar savo vidiniai revoliucijai. Lietuva, mes kaip ir esam atsikovoję savo nepriklausomybę, bet dabar gyvenam šalia karo. Mano partneris Igoris yra pabėgėlis, jisai nebegyvena Baltarusijoje jau 5 metus, jeigu jis ją grįžtų, jam grėstų iš karto kalėjimas, jis yra paieškomų žmonių sąraše. Aš esu žmogus, kuris 22 metais garsiai pasakė, kad aš nedirbsiu su rusakalbiais menininkais. Igoris yra rusakalbis menininkas, nes Baltarusijoje nuo 1994 metų yra uždrausta baltarusių kalba. Kai mes susitikome ir iškėlėme šitą konfliktinį klausimą, tai kuris iš mūsų teisesnis arba kuris iš mūsų kaltesnis, mes supratom, kad vardiklis esminis yra empatija, atjausti vienas kitą tam, kad mes galėtumėm iš viso pradėti šitą dialogą. Spektaklis grįstas 2 nuomonėm, 2 skirtingom pusėm. Lietuva, Baltarusija, kolektyvinė atsakomybė, ekstremalus patriotizmas, nacionalizmas. Nėra atsakymo, bet jeigu mes priimsime vienas kitą dar kartelį per tą svarbiausia empatijos prizmę, per žmogiškumo, kad prieš mane stovi žmogus, prieš mane nestovi politinis režimas, įsitikinimai ar dar kažkas, prieš mane stovi žmogus, tada galbūt įmanoma kažkokia diskusija. Aš iki 7 klasės mokiausi tokioj, kaip aš vadinau, fabrikiniai mokykloj, kurioje buvo 2000 mokinių, klasės nuo A iki Ž. Visiškas toks, sakyčiau, fabrikas, mainstreamas. Ir aš toje mokykloje jaučiausi labai blogai. Ir tą komunikavau su savo tėvais ir dėl to mes ieškojom sprendimo. Ir paskutinius 4 metus atsimokiau Kauno dailės gimnazijoje ir mano patirtis iš mokyklos yra nuostabi. Kauno dailės gimnazijoje mane jau nuo pat jaunų dienų matė kaip ir girdėjo kaip autentišką balsą. Tas buvo man labai svarbu ir man atrodo, kad tai turėtų vykti ne tik tai Kauno dailės gimnazijoje, bet tai galėtų vykti visose mokyklose, kur tu girdi tą mokinį.